Čia patenki į kitokią aplinką. Pradedu girdėti labiau save, jausti save, kitokie pojūčiai. Nei, tarkime, kasdieną einant į darbą, važiuojant į darbą, gyvenant toje rutinoje, kuri taip pat turi įdomių labai daug dalykų, tačiau čia yra kitokia aplinka, kitokie pojūčiai. Iš tiesų tai unikali asmenybė ir labai džiaugiuosi, kad mūsų gyvenimo kelią suvedė. Man teko didžiulė laimė sutikti jį labai senai, kai dar viskas tik kūrėsi. Teko daug artimai bendrauti, keliauti, dalyvauti mokyklos pradžiai ir visą laiką žavėjo jo subtilumas, išmintis, gilumas, situacijos matymas. Ir visada žinojau, kad tai yra žmogus, kuris gali patarti, išmintingai patarti sudėtingose situacijose, susigaudyti, sakykime, savyje, rasti kryptį. Tikrai tai yra unikali asmenybė, verta didžiausios pagarbos. Labai noriu linkėti ilgų metų visai šitai mokyklai, visai aplinkai. Didelis dėkingumas ne tik mokytojai, bet ir visiems, kurie yra mokykloje, kurie prisideda prie šitos aplinkos, prie šitos atmosferos, kūrimo, buvimo joje, kiekvienas įneša savo indėlį, čia atvykdamas, būdamas, dalyvaudamas, ir tai sukuria unikalią patirtį, unikalius kitokius vėlgi išgyvenimus ir linkiu tik tai viso ko geriausio ir šviesaus kelio. Mane labai užkabino Oktavijos žaidimas, labai pajaučiau didžiulį potencialą iš viso to ir labai man pačiai jis padėjo daugelį dalykų savy. Pradėjau matyti tuos pokyčius savy. Tai vat nuo to matyti prasidėjo mano toksai sąmoningo dvasinio to kelio pradžia, kur tu tikrai pamatai savo gyvenimo modelį, kaip tu gyveni, kuo tu gyveni ir kas tave ten trikdo, su kuo reikia dirbti. Mano tokia transformacija, aš pati labai jaučiuosi pasikeitusi. Mano didesnė koncentracija į tam tikrus dalykus, nesiblaškymas. Degtuko efektas pas mane labai būdavo, kai iš karto įsižiebi tokia reikia, nereikia. Tai va tą irgi išmokau tikrai susivaldyti. Mokytojas yra man mokytojas. Mokytojas, gydytojas, gyvenimo išminčius, į kurį tu kreipdamasi visada rasi patarimą. Jo gyvenimo išmintis labai pozityviai nuteikia, parodys kryptį tiesiog. Supratau, kad gyvenime paprastam tiek daug patirti neįmanoma, kiek mes patiriam čia. Nes čia labai įdomu, ryšku, visko daug ir per trumpą laikotarpį prabėga, atrodo, labai didelė dalis gyvenimo. Absoliučiai viskas. Draugai, požiūris, atsirado vidinė laisvė, stiprybė, susidrastinau, pratau, kad viską, ką darau gerai, išmokau labai daug dalykų, paskui galiausiai sukūriau šeimą ir tiesiog visas gyvenimas. Kadangi su mokytoju esu pažįstama tikrai ilgą laiką, tai pradžioj aš jį tikrinau, nesu iš tų žmonių, kuris aklai tiki tuo, ką jam pasako. Aš esu tokia prieštaraujanti. Ir visą laiką, kai gaudavau kažkokį iš jo pamokymą, man viduj įsijungdavo ne, bet praeis laikui visą laiką pasirodydavo, kad jis yra teisus. Kiekvienas seminaras, kiekvienas kažkoks užsiėmimas, jisai įneša savo įspūdį ir jisai visą laiką atrodo jau čia tai aukščiau nėra kur, bet atvažiuoji ir vėl. Kartais važiuoju į seminarą turėdama konkrečią kažkokią užklausą, kad norėčiau padirbti pati su savim vienokioje ar kitokioje srityje, arba tiesiog važiuoju kaip į avantiūrą. O kas dabar bus? O ką dabar pasiūlys mokytojas? Ir labai dažnai jis pataiko tiesiai į taikinį.
Tai man labai patiko ta filosofija iš pradžių, kai buvo asanos, hatha joga vadinama, mitybos visokie dalykai ir galbūt irgi ta vieta, kur mes apsijungiam. Bet galbūt man patiko čia laikas, kurį aš patirdavau. Draugės, susitikimai, veiklos, ryšiai, kontaktai. Man galbūt įdomiausia tai būdavo atskleisti save. Praktiškumą aš labai mėgstu ir galvojau, kad jis labai yra reikalingas, bet man gyvenime labai trūko spalvų ir tokių bendraminčių. Ir mane labai veža, kada mes labai skirtingi, kaip skirtingos gėlės, bet atrodo kaip puokštė apjungti visi. Galvoju, kas man labai patinka, tai kad aš savo išskirtinumu galiu būti bendroj grupėje ir versi patirti save ir jungtis. Aš rimtai jaučiuosi kaip šeimoje. Aš kokia esu šiai dienai, tai man yra svarbiausia ryšys, nes aš galvoju, aš labai irgi pasaulyje patiriu daug tokio vienišumo, galbūt įsidarimo, bet čia man patinka tas apsijungimas, nes aš visgi save patiriu socialinę tokią būtybę ir aš jaučiu tave, kad gyvenu. Man jis yra tikras mokytojas, kantrybės aspektų, užsibrėžtais tikslais. Man visada atrodo, kad mokykla kinta, kol žmogus keičiasi per gyvenimą, tol viskas yra gerai. Tai šiai mokyklą žiūriu, kad mokykla irgi nuolatos keičiasi, išlaikydama kažkokią filosofiją, kažkokius bazinius dalykus. Tai man yra toksai požiūris sveikumo. Man vertinga tai žmonės, kurie čia surinkti, tai jie yra tiesiog nerealiausiai, kažkokie tokie, kur šiaip aš gatvėje dama nesutikčiau. Ir aš su jais tikrai niekaip negalėčiau kitaip susipažinti, o čia jie yra tokie tikri deimantai, aišku, vieni labai jau dabar nušlifuoti, kiti dar šlifuojasi. Tai man ta bendrystė tų žmonių, kurie irgi nori kažką veikti, kažką atrasti, kažkuo tapti. Man čia kaip ir dvasinės spragos užpildymas. Kas ieško, be šito gyventi negali. Tai man tai yra ta erdvė, kur aš galiu daugiau veikti, negu tiesiog paprasti tie dalykai. Man iš tikrųjų labai yra faina, kad čia yra draugai. Ir čia man ta esmė. Ir ta kasdiena, kuri yra mums jinai kasdiena, bet iš tikrųjų super stebuklinga, susidedanti, atrodo iš paprastų dalykų, bet jie tokie faini, tokie tikrai su kaifu, kai tu gali paprastus kavą kartu gerti, eiti kartu kažkur prie ežero. O tokie dalykai, kurie atrodytų paprasti, bet to pačiu jie tokie stebuklingi. Tie įvykiai, kurie mane formavo, paprastai man ne patys lengviausi. Tai yra, ta transformacija vyksta per tokius nelengvus susidūrimus su realybė, su savim. Tai nebūtinai lengva. Pykčiai ant viso pasaulio, bet po to, kai tu visą tai suvirškini, apgalvoji, tai ir daro tą pokytį. Pasikeitė turbūt absoliučiai viskas pas mane gyvenime iš tikrųjų. Dabar aš gyvenu visiškai priešingą gyvenimą nei prieš ateidama čia į tą mokyklą. Aš atėjau čia būdama regiono vadovė, direktorė didelė ir draustaus veido ir įtempto gyvenimo, karjeros siekianti veržli moteris. O dabar aš esu 1 mėnesį metuose dirbanti moteris, visiškai laisvai gyvenanti, veikianti tik tai, ką aš noriu. Veidas man irgi pasikeitė. Kas man labiausiai turbūt patinka, tai tas Oktavijos žaidimas, nes mano tokiam praktiškam, loginiam protui tai jau duoda tokį realų suvokimą. Aš galiu savo statyti kažkokius uždavinius, spręsti kažkokią savo problemas, eidama žaisti būtent Oktavijos žaidimą. Daugiausiai atskleidė mano kažkokių savybių, tų, kurių aš pati galbūt ir net nežinau turinti tokių. Pati tai labai azartiška, visur dalyvaujanti, visko trokštanti, norinti ir taip toliau. Ir būtinai man, aišku, visur reikia nugalėti, laimėti. O būtent šitam žaidime visą tai aš gavau, aišku, pasiekiau, užlipau į tą viršūnę, dar kartą užlipau, dar kartą. Ir tada suvokiau, kad turbūt prasmė gyvenimo ne pats galutinis rezultatas, o pats ėjimas į jį. Mokykla man reiškia pastumėjimą į priekį. Aš čia galiu išsibandyti savo
socialinius įgūdžius, nes labai reikia bendrauti su kitais žmonėm, ko aš įprastai nelabai darau. Ir šiaip visame kame savį išbandau, ko realiam gyvenime nepadaryčiau. Čia aktyvesnis gyvenimas negu šiaip įprastai. Aš labai gerbiu, su jam labai dėkinga, nes daug kartų yra padėjęs, kai turėjau klausimų ar problemų. Dar tik prasideda mano gyvenimas, tai po kol kas didžiausias įspūdis iš seminaro buvo tas, kad kai labai buvo sunku apsispręsti, ką studijuoti ir visiškai galvojau, kad eisiu į vieną kryptį, pakalbėjom su mokytoju ir visiškai kitą kryptį mane nuvedė ir aš daug laimingesnė esu toj kryptį ir esu labai dėkinga, kad padėjo atrasti, ko aš iš tikrųjų noriu, tas iš tikrųjų man labai patinka ir sekasi. Kai praeina daug laiko, tada pamatai, kaip pasikeitė pasaulėžiūra, žmonės supantis aplinkui, pokalbių temos, tiesiog gyveni šiek tiek plačiau, buvimas platesnis. Aš labai savo aplinkoje pasakoju, kad aš tokią mokyklą lankau ir aš sakau visada tokia, kad aš niekur kitur nesu patyrusi tokių potyrių, pojūčių, pamatymų, kažkokių tokių mažų nušvitimų, netgi taip kaip savo kūną jauti, kaip kitą žmogų jauti, kaip pamatai ir kad tikrai unikalu. Netgi Oktavija, kurios aš nemėgau, kad buvo daug konkuravimo. Aš taip galvoju, kad aš esu nekonkuruojanti, o gal kaip tik bijau pralaimėti. Ir tai mokytojas su manim padirbo ten daugiau negu pusvalandį ir po to aš atsistojau į grupę ir pas mane buvo tokia koncentracija. Aš galvoju, jeigu aš tokią koncentraciją turėčiau kažkur darbe, aš galiu kalnus nuversti. Aš gyvenime galiu tiek daug padaryti ir aš bandžiau visaip su mintim iš tos koncentracijos išsimušti, neįmanoma. Stabilių pokyčių. Man pasakė, kad yra didžiaus pultas ir aš galėsiu pasėdėti prie jo ir galvojau, bus diskoteka. Sutapimas, kad aš prie muzikos ir technikos, tai ta vieta idealiai tiko mano šitoj mokyklai ir tai yra mano vieta, kur aš jaučiuosi labai gerai. Ir iki šiol aš vis dėlto manau, kad aš atvažiuoju dėl to, kad gal kažkam manęs reikia. Tai va čia toksai bičių avilys, kur kai tu atskrendi, tai visada yra ką padūksti, dūzgės vyksta. Tai yra tikrai gera chebra. Ir tie tikslai, ir tie darbai, ir galim padėti vienas kitam, tai vertinimas turi būti tik tai geras, nes vis dėlto tai yra gėrio siekianti vieta. Dvasinis darbas vyksta, man tai yra svarbu. Paskaitos tos ateina nauji suvokimai ir man labai svarbus tas žaidimas Oktavija. Aš tokį kaip uždavinį išsikėliau nešti jį į pasaulį. Tai darbas ir su emociniu fonu, ir minčių lygmeniu tas susiderinimas, susiharmonizavimas, tai svarbu. Tai, ką pasakoja ir tai, ką jis pataria žmonėms, tai yra objektyvi tiesa, kuri perduodama žmogui ir žmogus turi galimybę daryti tai arba to nedaryti. Tu neprivalai, bet tu gali. Aš esu dėkinga aplinkybėms gyvenimo taip susikloščiusiams, kad dėka mokytojo mes turime tokią galimybę Lietuvoje turėti tokio lygio seminarus. Neįkainuojama vertybė. Kiek aš esu pati dalyvavusi įvairiuose seminaruose, tai man čia sueina viskas. Nes ieškojau įdomių patirčių, norėjau kažkokių meditacijų. Tiesiog ieškojau kažko naujo. Buvo labai įdomus praktikos, pradėjau domėtis astrologija, labai patiko astrologijos kursas ir pasaulio matymas per tą astrologijos prizmę. Gal požiūris į problemas kažkaip pradėjau mažiau sureikšminti, nes atrodo, kad viskas, kas čia vyksta realiai, yra truputėlį kaip žaidimas,
Mes ateinam, mes išeinam ir viskas, kas čia vyksta realiai, yra žaidimas. Tavo tokio kažkokio nureikšminimo davė ir gali tada truputėlį labiau atsipalaidavęs gyventi. Dėl praktikų, dėl paskaitų, kurios duoda tokių peno pamastymams apie gyvenimą, apie pasaulio sandarą, dėl draugų. Visada susirenka gera chebra, gerai praleidžiam laiką. Iš dalies kaip atostogos nuo savo įprasto gyvenimo. Šitas žmogus man atsako į tam tikrus klausimus ir jis atsako ne kažkaip šabloniškai, o būtent labai individualizuotai. Reiškia, taip kaip man tinka. Jo labai platus matymo laukas, sąmoningumas labai didelis. Lygiai taip pat atjautos daug. Ir tame kontekste aš suprantu, kad būtent užduotas klausimas jam bet koks, nuo skaudančios nugaros iki santykių, iki savirealizacijos, iki išėjimo iš darbo ar pasilikimo darbe. Tai bus labai platus atsakymas. Aišku, atsakomybė ir sprendimai lieka man, bet jis padeda pamatyti vaizdą iš skirtingų pusių. Kitas dalykas, mokytojas greičiausiai suteikia tokį judėjimą ir trajektoriją, kur eiti, nors kartais atrodo, bet čia jau tokiam individualiam žmogaus augime, kur eiti tam žmogui, kaip jam tobulintis ir netgi gal tą kryptį parodant, išvesti iš komforto zonos, kas labai gyvenime sunku. Per gyvenimą daug mokytojų pažinojau, tai reiškia, aš turėjau labai gerus savo mokykloje, mokytojus tam universitetuose, bet man trūkdavo kažko tai tokio ne žinių, ne informacijos, bet tokios išminties, kad kaip būtent man. Ir kitas aspektas labai svarbus, jis yra pasiekiamas man. Man nebereikia važiuoti į Indiją, ieškoti kažkur tai tolimų mokytojų. Man kaip gyvenimo būdas čia, persikrauni kaip kompiuteris, tai yra geras įprotis. Kažkaip restartuoti, atvažiuoti, susitikti su žmonėmis. Labai patiko keletas kursų ir lieknėjimo. 3 kartus aš 26 kg numečiau. Mokykloje, kad ir kūnui yra gerai, ir emocijom, ir jausmam, kaip tai yra naudinga visapusiškai. Iš tikrųjų, tai unikalu yra, kad mokytojas dirba su protu. Tavim lyg pasirūpina, kad tu gautum tai, ko reikia tavo gyvenime. Aš nebeturiu baimę, aš pasitikiu savim. Iš tikrųjų, nebijau klysti, nebijau mokytis. Viduje aš galiu pasakyti, prieš 10 metų kokių, aš vidinę laimę radau. Man čia gera, aš ir čia būnu, aš ir čia važiuoju. Prisipildau, kartais išmetu to, ko nereikia, kažkam duodu ir gal tai, ko jiems reikia, dalinamės vieni kitų džiaugsmu, gėriu, meilę ir kad esam čia reikalingi. Aš čia save galiu pažinti iš kitų pusių ir man tai atveria kažkokius kitus klodus, gal kažkokius suvokimus, požiūrį netgi mano keičia. Man tai yra svarbu, man tai yra vertybė mūsų mokykla, aš čia jaučiu prasmę. Jos tikrai yra koncentruotos. Pavyzdžiui, kamuoliukose mano proto tie ratukai prasisuka ir aš jaučiu, kaip mano protas prašviesėja. Toks jis pasidaro stabilus, o kitos praktikos ir duoda tam tikrus suvokimus, leidžia pajausti ir kitus žmonės ir save suvokti kaip asmenybę, kaip tu elgiesi, kaip tu matai, ką tu jauti. Tokia vyksta kaip savianalizė. Aš tikrai jaučiuosi tokia net sėkmingesnė, laimingesnė, stabilesnė, ramesnė. Buvo labai gilu, kai aš atėjau į tą kursą. Pirmą kartą mokytoją pamačiau ir akis mūsų susitiko. Ir aš supratau, kad aš grįžau namo. Man nebuvo tiek stipru visą gyvenimą, aš tokių nebuvau jausmų jautus. Vaiką pagimdžius ten kiti dalykai buvo, vyrą sutikus dar kiti stiprus dalykai, bet čia buvo, kai aš parėjau namo, man toks jausmas ir man tas jausmas, tik kai prisimenu, net šiurpuliukai per kūną. Tai ir mane veža ir veda toliau, ir nes aš jaučiu čia kaip namuose, tarp savų.
Tai atliepia mano vidų, kokia aš esu, nes kiekvienos dienos darbų, šeimos, ta rutina sukūryje. Nesakau, kad ten nesmagu, viskas yra smagu, nes iš čia irgi ir tenai parnešam viską. Bet gali tikrai pabūti tarp žmonių tokių mąstančių kaip ir aš. Ir iš mokytojo tarsi gauti labai daug atsakymų, kurie mano neramę tokią dušelę, sielą vadina. Jeigu nebūtų man gera, naudinga, faina ir smagu, aš čia nevažiuočiau. Kiek visko jame, tarsi, nežinau, orkestras žmogus, būtent iš visų pusių. Tai grynas mokytojas, kitaip nepasakysi, nes Lietuvoje aš nežinau, ar yra tokių, vieni stiprus astrologijoje, kiti kažkokie tenai jogoje būtent, o va šitas mūsų mokytojas jis viską turi. Kadangi mano vaikystė buvo tokia, kaip vaikui, tai gal sunkiai, buities užslėgta, mokykloje aš nuo 28 metų išgyvenau savo vaikystę, kai aš tiesiog mėgaujuosi gyvenimu. Kadangi dabar auginu 2 vaikus, labai daug tokios buities ir rutinos mano gyvenime. Ir kad pačiai prisėsti, paskaityti, pamedituoti, papraktikuoti, tam neužtenka net laiko ir valios. O būtent mūsų seminarai atlaisvinė laiko iš tos buities ir atvažiuoji. Tada čia gali tobulėti ir mokintis. Kas man dabar patinka mokykloje, kad mokytojas mums leidžia kartu ieškoti kaip ir pažinimo kelių. Mokytojas mus veda visą laiką tarsi tokia dykuma, kur nėra ta kelio. Mane tas labai žavi ir sakyčiau, čia yra galbūt toks pagrindinis išskirtinumas iš kitų mokytojų. Mūsų mokyklai buvo teatro užsiėmimai. Mes mokinomės Šekspyro sonetus mintinai. Tas, kad aš supratau Šekspyrą, tai man toks didelis įspūdis buvo, kad aš galiu skaityti Šekspyrą, nes kiek kartų aš prieš tai imdavau knygą, nesuprasdavau. Kai pradėjau lankyti mokyklą, aš mečiau alkoholį, mečiau rūkyti, pasikeitė draugų ratas, tiesiog pradėjau jausti labiau save. Man labai svarbu bendruomenė, bendraminčiai ir tobulėjimas. Aš visada augu, aš gaunu atsakymus. Stebuklinga erdvė. Mano siela nori šokti šitoje erdvėje. Kad turbūt papulti šitą mokyklą reikia peržengti labai stipriai per save. Tu turi nusinulinti. Mes visi esam kaip susiformavę individai, bet su savo suformuotu protu mintimis gal ir sunkoka čia. Aš kai jau atėjau pirmą dieną čia, aš tą nusinulinimą pajutau ir norėjau pakeisti kažką gyvenime, norėjau pasiekti kažko, norėjau savo sėkmės kažkokios labiau. Pirmas žodis, kuris atėjo, tai viską, bet tai yra tiesiog kaip mano gyvenimo būdas. Aš neįsivaizduoju savo gyvenimo be mokyklos, tai tikrai yra labai svarbi mano gyvenimo dalis. Prisimenu gal prieš kokį 10 metų ir su ta istorija vis dar gyvenu iki šiol. Buvo seminaras skirtas komandiniams žaidimams, laivų mūšiams. Ir buvo labai toks paprastas klausimas, kas norėtumėt būti lyderiu. Ir tuo metu kažkaip aš iš vis apie tai net negalvojau, dirbau savo versliuką turėjau. Aš net nesuabejojus, pakilau ir pasakiau, aš noriu būti lyderiu. Tada reikėjo savo komandą surinkti ir tada visą savaitę vyko tas laivų mūšis su įvairiom užduotim ir aš buvau kapitonas tos savo komandos. Ir tiek daug savy užauginau iš tikrųjų to lyderio savybių. Ir galiausiai mes laimėjom. Ir aš, kai dabar pati tapau pradinio ugdymo skyriaus vedėja, aš žinau, kad man reikėjo 10 metų užaugti iki to, bet tas seminaras, ta istorija, mane ir atvedė iki
dabartinės situacijos, bet to, kad svajoju dar daugiau. Ir ryškiausias tai turbūt, kad tas pasitikėjimas savimi labai tikrai padidėjo, nes būdavo ir uždara, ir atrodo ir to baisu, ir pasakyti baisu, ir padaryti baisu, ir būtent po seminarų atsiskleidė vidinė ta stiprybė, ir bendrauti lengva pasidarė, ir vidinė ramybė atsirado. Į seminarus važiuoju susitikti su žmonėmis, kurie tikrai čia visi susirenka tokie šveiti, kur norisi vėl susitikti, norisi vėl grįžti. Tai ar kažkokių problemų atsiranda, tai aš jas visada čia išsisprendžiu. Jeigu atsiranda vidinis kažkoks nerimas, tai pabuvus seminare, išvažiuojant jo tikrai nebelieka. Tokia atmosfera šilta, gera, bet to labai patinka Oktavijos. Ir pajaučiau, kad tikrai protas pradeda veikti visiškai kitaip. Atrodo, kamuoliukai, tai kad vaikiškas žaidimas, bet iš tikrųjų ten kiek turi įtempti protą ir tai tikrai lieka. Toks žmogus, kuris tiek savęs atiduoda mokiniam, atiduoda šiai mokyklai. Jei kažkokia problema, visada gali jį kreiptis, visada gausi patarimą, visada tave priims, visada tau suteiks paramą. Seminaras prasideda nuo jungimo pirmą naktį, bet po pirmos nakties būna visą laiką hi, ha, linksma faina. Antroje dienoje jau kažkoks įvykis ir jis pradeda tave rutuliuoti. Vienas, kitas, trečias, va tada tu pradedi galvoti, kodėl su manim taip atsitiko, kodėl tokia situacija susiklostė, kodėl aš čia atsidūriau. Būna kartais skausminga seminarė, nesakau, bet gal geriau seminarė tą skausmą pajust, bet kamerėliam gyvenime, kurį tu įgyveni, tai jau paskui leidau peržym, tu keitiesi. Po kiekvieno seminaro pokytis yra ta mokykla, kuri veda mus į priekį. Aš didžiausias pokytis, pasakysiu, yra teatras. Iki teatre tiksliau pradėjau skaityti kūrinius, kaip tas žodynas pradėjo grįžt, pasipildyt, bet čia tai akivaizdus neginčiamas pokytis. Kažkokios patarlės sugrįžo, kažkokie posakiai sugrįžo, kur mokykloje mokinome, turtingesnė kalba pasidarė. Fainai, kai yra visokių tų skirtingų žmonių ir tada toks visas bendras ratas labai įvairaus skonio pasidaro. Labiau pradėjau eksperimentuoti naujus dalykus daryti. Naują muziką klausyti, kažkokius naujus hobius susirasti. Pridėjo tokio kaip prieskonio į gyvenimą kitaip žiūrėti, tikrai. Tai svajonių kelias tai toks kaip iš mūsų seminaro sugalvojo pirkti kemperius, kartu keliauti laisvų žmonių tokia veikla. Tokie žmonės, kurie nori išeiti iš to kasdieninio gyvenimo ir pagyventi taip kemperį, skaityti kokią knygą, eiti ten prie jūros pabūti. Aš iš svajonių kelio ir išmokau kaituoti, bent aš gal skaičiau kaip ir atskiras dalykas, bet jie susiję vis tiek, nes yra mokytojas ir visi nariai iš jogos stovyklų. Iki seminaro aš kažkokį tokį nesąmoningą gyvenimą gyvenau, standartinį. Man toks jausmas, kad įjungia mano sąmonę, pradėjau kažkaip kitaip pasaulį matyti. Čia yra ta erdvė, kur tu gali ieškoti savęs ir rasti savęs daugiau negu kad tu įsivaizdavai turinti. Pavyzdžiui, man buvo toks proveržis kūrybos. Pradėjau piešti, pradėjau su ta piešimo praktika visiškai irgi kitaip matyti pasaulį. Tu pradedi pastebėti tada smulkmenas. Visai kitaip tu žiūri į žmonių veidus, į tą saulėlydį, į tą aplinkinį pasaulį kažkaip iš tokių kaip fragmentukų tu pradedi jį matyti. Tai vat būtent seminaruose man atsivėrė toks visiškai nepažintas skonis gyvenime, kūrybinis. Tu gyveni tą savo įprastą gyvenimą tokį. Darbas, vaikai, buitis ir plus prie to kažkoks tavo toksai stebuklingas matymas atsiranda viso to aplinkinio pasaulio. Tai
Aš galvoju kaip apie tikrą mokytoją, apie šiuolaikišką mokytoją, neturinti kažkokių įsisenėjusių dogmų, labai šiuolaikiškai žiūrinti į pasaulį. Prieš ateinant į mokyklą įsivaizdavau tą jogą truputį kitaip, iš tos sėdinčius uoluose, medituojančius indus ir kad taip reikia daryti. Tokia yra joga, reikia medituoti, sėdėti ir stengtis nieko nedaryti. Iki ateinant į šitą mokyklą aš bandžiau tai daryti pati namie, bet aš užmigdavau meditacijos metu. Bet atėjęs šitą mokyklą aš visiškai kitokią pajaučiau jogos kokybę. Susipažinau su visiškai kita jogos pusė, kad tai ne tik kažkokios meditacijos, asanos, bet tai, kad kažkoks įliejimas su pasauliu, ėjimas link to didesnio sąmoningumo. Neatmetant šito pasaulio, kuris yra aplinkui mus, kaip tik stengiantis šitam pasauliu kažkuo būti, kažkuo siekti. Mokytoją aš iš tiesų tikrai priimu kaip artimą žmogų. Jau labai daug kartų yra įrodyta, kad jo supratimas apie kažkokius tai įvykius yra išlavintas ir jis tai daro kiekvieną dieną su 1000 įvairių žmonių. Ir aš labai retai kada matau, kad mokytojas sukurtų seminarą su tom pačiom praktikom. Tai kiekvieną kartą, jau 18 metų aš pamatau vis kažkokį naują pratimą, žaidimą. Galų gale, jeigu jau nebuvo žaidimo, tai dainą išgirstu naują, tai ir viliuoja. Didelę dalį mano suvokimo iš vis apie pasaulį, apie tai, kas yra gėris, kai šito nebliktų, man iš tiesų reikėtų pagalvoti tada, ką žmonės vertina, kokios yra vertybės. Mokykla man kiekvieną kartą rodo, kad mes vertinam viens kitą. Net kai tau negerai, čia visi laukia, kada tai galės tau kam nors padėti. Aš, aišku, labiausiai vertinu mokykloje įvairias praktikas ir kad tu gali kartais išbandyti savo visokias savybės, kur tu gyvenime iš vis jų neišbandysi. Ir tada tu eini į gyvenimą ir tau viskas atrodo taip paprasta. Kaip čia žmogus gali neišdrįsti pasakyti, ką nors susirinkime. Čia nėra ką veikti, perlipi per visus tas barjerus. Gauni drąsos, gauni tokio žaismingumo, esi gerokai patrauklesnis, nes tu gyvas, tu ieškai paskui tų žaidimų ir gyvenime, tu ieškai tų naujovių gyvenime, kuri tas naujoves, nes galvoju, mokytojas taip darė, aš galiu taip irgi padaryti panašiai. Tai pakeitė mano visą gyvenimo būdą, tai iš pankavimo perėjau iki tokios jogistės, sveika mityba, atsisakiau ir alkoholio, atsisakiau ir rūkymo, nes tuo metu buvo taip, kad rūkydavau. Atsirado daug draugų, bendraminčių, kažkokio daug gavau tokio atvirumo ir pajautimo, kad pasaulis yra geras ir žmonės yra geri ir galima su jais būti kartu ir kurti kažką gražaus. Taip pat visada buvau labai jautri ir su savo jautrumu susitikdavau su daug nesupratimo pasaulyje, nes pasaulis reaguodavo taip, kad aš per jautri. Kad aš tokia neišgyvensiu šitam pasaulyje, kad su manim kažkas yra negerai. Atėjusi į mokyklą, aš atsimenu, kaip instruktoriai, kurie vedė mum užsiėmimus, sako, sveika atvykusi, nes mes visi čia jautruoliai. Radau terpę būti jautriai ir dabar tai tapo tokia didelė šeima. Ir labai gera dalyvauti tų žmonių gyvenime. Ir tuo pačiu turėjo tokį palaikymą, bendruomeninį gausų palaikymą. Ir susikūriau gyvenimą, kur man buvo gera. Susikūriau į taip, kaip man patinka. Ir aš dabar turiu tą pajautimą, kad į ką aš tikrai galiu remtis, tai savo vidinį žinojimą. Jis gali būti, kad nuves mane ne ten, bet aš už tai būsiu atsakinga, o ne kažkas kitas. Tai va, ir tokios man davė vidinės stiprybės eiti savo keliu. Mano autoritetas yra mokytojas. Kai kalbu apie mokytoją, tai visą laiką matau, kad tai yra mokytojas iš didžiosios raidės. Ir dar norėčiau pabrėžti, kad visos jo mokytojas raidės yra iš didžiųjų raidžių man. Toks žmogus, kuris tavęs nepasmerks, nepasakys, kad tu blogas. Ir tuo pačiu pasakys visą tiesą apie tave. Nieko nevynioja į vatą, bet moka subtiliai, aiškiai pasakyti. Tu nebegali būti toks, koks tu buvai prieš tai, nes mokytojo išmintis tiesiog persmelkia tave.
tu toks pilnas, toks motyvuotas, tiek daug brandos suvokimų, kad tu tiesiog nori dalintis tą šviesą sklindančią iš tavęs. Svajonių kelias kitaip truputį nei seminare. Labai faina būti šalia mokytojo kaip žmogaus. Jau ten, kur mokytojas, ten viskas gyva. Tiesiog susirenka žmonės, kurie nori daryti tai, ką jie negali daryti prastai gyvenime. Mes kiekvienas su savo svajonėm susirinkam, jos yra skirtingos visų. Ir mes ten bandom realizuoti savo svajonės, kur tu gali daryti tai, ką tu nori, ką sugalvoji, tą ir darai. Kad nežinai, kas bus, visada viskas skirtingai, kitaip, įdomiai, kūrybiškai, spalvingai, viskas tave stebina ir tuo pačiu tokia erdvė, kur tu jautiesi saugus kurtis, saugus eksperimentuoti. Aš esu laisvas žmogus, rinktis, noriu esu, noriu nesu čia. Man tas labai patinka, kad aš nesu čia įsipareigojus būti, bet kad viskas, kas man geriausia, tai aš čia radau. Dėl to, kad sutikau įdomių žmonių, dėl to, kad tai, kas vyksta čia, labai įdomu. Kažką savo tokia atrandi, ko realiame pasaulyje ir nėra. Čia aš atrodo prisiliečiu prie stebuklo. Tokio žmogaus daugiau ir nepažįstu kaip mūsų mokytojas. Taip suburti ir žmonės ir tai parodyti kažką stebuklingą. Ir mąstymas, kurio ne visus lygius gali ir suprasti, ir pats suvokti, ir matymas žmonių arba žmonių santykių, pačių žmonių, kažkas ypatingo. Kad jie tęstųsi, nes vis tiek važiuoja dėl to, kad jie yra, ir važiuoja dėl to, kad jie ir būtų toliau. Man labai jautėsi, kad keičiasi, kai buvo asano darymas. Tai toks intensyvus buvo, ar tu darai jas ir tas kūnas iki to laiko jisai buvo toks sustingęs. Ir staiga tu gali pasilenkti prie žemės, tiesiog kojom, gali tu laisvai sėdėti, gali nepavargti. Čia ta erdvė, kur aš galiu būti rami ir galiu sužinoti, patirti, pajusti. Man taip daug reiškia, jinai tikrai, net ir vaikai mano priema, kad mama važiuok tą seminarą, tau reikia, nuo pat mažens įsiunčia, nes paskui mama kaip pareina, ramybė būna žmuose, įsikūnymas, ramybės ir visa laiminga, įsišiepus, nepavargusi. Vienais metais prieš 10 metų įvyko toks dalykas, kad aš nuvažiavau į Liuksemburgą ir aš atėjau į muziejų ir aš pirmą kartą pamačiau, kad aš matau paveikslą, kad aš suprantu, ką jie čia piešia. Man buvo atradimas, atrodo, išlindo tau į paviršių, kad tu matai tą dailę, suteidavo žučiatą, o dabar tu matai ten kažko, ko tu nematei anksčiau. Tai man nuo to Liuksemburgo buvo atidarimas tuo paveikslu. Tikrai visas tos praktikos nebereikalo. O ta dailė, tie piešimai ir tas teatras, žmogus vystosi ir auga, harmonizuojasi, tobulėja. Tai būdavo tokia vieta, susiformuodavome tokią erdvę, kur mes galėdavom pabūti su savimi, įsigilinti į savo vidų, duoti savo rūpimus tokius klausimus ir truputėlį pakilėti save virš tos kasdienybės, tokios kasdienybinės rutinos. Nes dažniausiai, kai aš pats save stebiu, kai dirbu, tai tų temų tokių gvildenančių gyvenimo prasme, kodėl aš čia, dėl ko aš čia, kam aš čia gyvenu, vienaip yra, kada tu esi vienas, kitaip, kada tu esi grupėje žmonių. Ir tas grupėje žmonių buvimas ir uždavinėjimas tų pačių klausimų kartais gali atverti visiškai naujus tokius horizontus, naujus požiūrių kampus ir interaktyvi ta paieška tokia. Tai toks susiformavo įprotis bendrauti su savimi tose paieškose, aukštesnė kažkokia tai. Ir suprantu, kad man be jo būtų sunku gyventi tokioj materialioje galbūt linijoje. Dar susiderinti vidinį kompasą. Aš tą labai paskutiniu metu pradėjau jausti ir tai yra tas vidinis kompasas toksai labai tokiam plačiam tokiam spektre. Tiek kūno pojūčiai, tiek emociniai, tiek
mintys, kurios mane aplanko ir kurios kyla bendraujant su žmonėmis. Žmonės, kurie mane supa, temos, kuriomis aš galbūt galvoju ir su draugais diskutuoju. Ne tai, kad suderinimas, bet kaip būna stikliukas užsineša ant kompaso, tai jį prasivalyti ir pasižiūrėti tą kryptį, kur aš čia dabar judu, teisingai judu ar neteisingai judu, nes visą laiką pasitikrinti savo tą vidinį kursą tokį. Mokytojas yra superinis žmogus, autoritetas, vertas išklausyti, turi daug minčių, padeda žmonėm, pataria, prablaško, kai reikia, šaknų papurto, pakelia į debesis, praplečia pasaulį. Verta būti šalia, verta mylėti. Džiaugiuosi, kad sutikau mokytoją ir tikrai mokyklą ir draugus. Iš tikrųjų daug, labai norisi atvažiuoti čia, nes galiu praplėsti save, suprasti, ko man reikia, ko man trūksta, ko per daug. Tokia tikrai mokykla svarbi, tu norisi dalyvauti, norisi būti. Ne hobis, bet jau kaip gyvenimo dalis. Giminė tokia, faina susitikti, kaip per šventės balius, pasitūsinam, paverkiam kartu, pasidžiaugiam. Tokia kaip giminė, ar ne, kaip bendruomenė, labai svarbu. Turėti tokį užnagarį, tokią draugiją, kompaniją. Aš radau čia labai banaliai laimę. Atvažiavus į seminarą, aš jaučiausi, čia aš tikra, todėl kad aš vis dar turiu ką mokytis. Iki mokyklos, jeigu taip atsukti atgal laiką, aš galiu pasakyti, kad aš žiūrėčiau juodai baltą filmą. Atėjus į mokyklą, dabar jau atsukus, galiu pasakyti, kad tai yra labai spalvotas. Praktikose visą laiką surandu, su kuo aš turiu dirbti. Ir tai nėra tai, ką aš suplanuoju, su kuo aš dirbsiu. Man praktika visada gyvai pasiūlo, kur aš dar galiu pasimokyti. Tai visada labai netikėta. Apie mokytoją aš galvoju kaip apie mokytoją. Tai žmogus, iš kurio aš mokausi. Ir aš galvoju, kad mūsų mokytojas tai yra visiškai išskirtinis asmuo. Aš nesu sutikus daugiau žmonių, kurie šitaip aiškiai mąstytų. Man atrodo, kad tai yra žmogus su ypatinga psichika. Papasakosiu pačią pirmą istoriją, kada aš atsiradau mokykloje. Aš prieš tai bandžiau mokytis, bandžiau suprasti, suvokti ir aš visą laiką surasdavau pasaulio atsakymą, kad aš gal kažkokia netokia. Bet galbūt aš ne ritme, kad yra tam taisyklės, kurios man galbūt netinka ir aš kaip mokinys, huliganas vis bandau kažko nepadaryti. Ir kada aš sėdėjau ir klausiau galbūt kokią trečią paskaitą mokytoją, skaitė buvo štanga jogos ir man buvo didelė laimė suprasti, kad aš esu normalus žmogus, kad aš galiu leisti savo daug ką ir tai yra dieviška. Gal per drąsiai pasakysiu, bet aš pakviesčiau čia kiekvieną žmogų, kad jisai atgytų, drąsiai pažiūrėtų į akis pačiam savo. Susitiktų su savim tikru. Mūsų įsivaizdavimas apie save, jisai ne visada tikslus. Čia tas veidrodis, kuris tau parodo tave tikrą. Man tokiam gyvenime trūko kaip prasmės. Man kažkaip tuo metu šiaip gyvenime kaip ir labai sekėsi. Aš esu sportininkė ir tokie, man atrodo, kai pradėjau pildytis mano maksimalus pasiekimai ir man atėjo tokia diena, aš galvoju, tai ką čia ir viskas, gyvenimas apie tai, tik siekti to tikslo, jį pasiekti ir viskas ir daugiau nieko nėra. O aš tokia vaikystėje buvau labai svajotoje, prisigalvodavau tokių mistiškų savo visokių, tokių fantazijų ir aš kaip taip stebuklingai mačiau tą gyvenimą, augdama supratau, kad ta mistika dingsta ir tas kažkoks pasaulis išnyksta, kai aš suaugau. Ir aš pamačiau, kad ką aš čia tik dirbsiu, sieksiu tikslus, galbūt gimdysiu vaikus
Ir tik apie tai gyvenimas ir jis man toks pasirodė kažkokią akimirką nuobodus. Ir aš irgi sugalvojau, kad mano gyvenime reikia kažko įdomesnio, kažkokių įdomių patirčių, įdomių praktikų, trūksta man dvasinio gyvenimo. Ir aš atėjau į mokyklą ir tikrai atradau tokį išplėtė labai suvokimą apie pasaulį, kad pasaulis nėra tik tai, ką mes galim pačiupinėti ir tais 4 pojūčiais, o kad yra jisai daug didesnis ir tikrai toks kaip praplėtė mano požiūrį į gyvenimą. Faina tos praktikos, kad jos nuolat keičiasi ir tu, kai kažką naujo pradedi daryti, tu iš naujos pastebi savo paties kažkokius niuansus, kažkokius charakterio kampus, tai tos praktikos labai ir geras toks savęs pažinimas ir irgi ir pasaulio pažinimas, nes jeigu ten, pavyzdžiui, irgi tu kažką darai savo darbę, tai tu kaip per tą savo darbo prizmę ir tą pasaulį matai tokiu kampu. Tai va čia, kai yra tų įvairesnių praktikų, tai tu labai skirtingais kampais ir save pamatai, ir kitus žmonės, ir kažkokius pastebi pasaulio irgi kažkokias tendencijas, harmonijas ar disharmonijas. Kiek plačiai jisai žino visos informacijos apie pasaulį, apie mokslą, kiek jisai plačiai domisi nuo atomų baltymų iki, nežinau, ezoterijos, iki religijų, iki dvasingumo, tai tas žavi gal žinios. Pirmiausia, gaunu tai, ko negaunu namie. Palaikymą labai didelį iš tikrųjų gaunu. Ir suprastai jaučiuos labiau. Ir pajudėt gaunu, nes namie negaunu. Man sveikata gerėja. Aišku, banguojantis dalykas, bet čia truputėlį mane grąžina į sveikatos doros kelią. Pasitikėjimas savim kitoks atsiradęs, tas toks kontakto palaikymas. Aš mėgstu bendrauti labai, bet čia mane truputį kitaip užaugino. Tiesiog aš jaučiuosi, kad aš kitokia užaugau, negu būčiau augus tik tai ten, už sienų. Ir visada jauna. Labai. Dabar jau viską. Ir norisi, kad ir mano vaikas tame augtų, prie to prisiliestų, nes aš matau, kaip augam kitokie negu ne čia. Pradžiai tikrai sakydavau, kad man čia atsirado draugų, bet dabar aš nebe taip sakau. Yra tikrai ir draugų atsirado, bet labiau peraugo tai į šeimą, į mano dalį. Žmonės man čia kai kurie tapę mano visiška dalimi ir tokia užpildyta jaučiuosi. Tai vat, čia man yra gyvenimo dovana apskritai. Ir mes tikrai, manau, kiekvienas vertas tą visą patirti ir priimti. Bendruomenė. Faina bendruomenė. Vieta, kur suvažiuoja žmonės. Išvagiai praleidžia laiką, atsipalaiduoja, bendrauja ir tobulėja. Kai žinau, kad aš esu seminare ir tada matau žmonės, kurie nėra seminare, tai atrodo, kad daug kas neturi tokių momentų, kur jie gali, nežinau, išsitaškyti, atsipalaiduoti pilnai ir nebūti suvaržyti judėti. Labai didelis faktorius yra draugai, kurie irgi iš seminaro čia atsirado, ne iš prieš tai. Aš čia gana daug yra draugiškų, fainų žmonių, tokia bendruomenė faina. Esu toks laisvesnis, labiau atsipalaidavęs. Ir su savim, ir su žmonėmu. Ir lengviau dažniau būti atviru. Aš pradėjau kitaip mąstyti, pradėjau viską kitaip žiūrėti ir pradėjau daryti pokyčius savo gyvenime. Čia gera, aš įgaunu jėgų, grįžtu į namus su nauja energija, naujom mintim ir tobulėjai, bet to. Mokytojo mintis traukia, visos paskaitos, aš čia daug sužinau, daug išmokstu ir bendruomenį. Kiek čia žmonių sutinki, tokių, kurie tau mėly ir tu atrodo, kad jie turi tavo gyvenime būti. Tu nori juos vėl susitikti ir vėl, nes čia visi tokie šlitai, tie visi pasisveikinimai, apsikabinimai, kažką papildo tavį. Pasijauti labai svarbus. Supratau, kaip jaučiasi man artimas žmogus ir aš puolusi nevilti, gavau už tiek iš aplinkinių pagalbos, kad atrodo mane ištraukė iš dugno visiškai. Nes jausmas buvo, kad viskas. Nežinau, ką daryti, kaip toliau gyventi ir kaip su to žmogum toliau elgtis. Toks jausmas, kad ėjai žmonėm iš rankų į rankas, kurie tave traukia taip, kaip virvė iš dugno.
vien geriausia. Ramstis ir tokia ramybė pas jį visada rasti. Ir atsakymus, ir pagalba. Galėčiau pasakyti, kad visos praktikos man įdomios ir patinka. Kažkada labai nepatiko kamuoliukai, bet ir buvo ant tos ribos, kai per kančią eini į penkiadienį ir aš supratau, kad arba aš tobulėju ir einu į priekį, arba aš metu mokyklą. Bet aš norėjau tobulėti, norėjau augti, nes aš suprantu, kad jeigu patobulėsiu kamuoliukuose, tai ir mano gyvenime įvyks pokyčiai į gerą. Aš nusprendžiau, kad aš noriu patobulėti ir eiti į priekį, tai tiesiog ateidavau su tuo nusiteikimu, kad aš išmoksiu. Ir labai viskas pradėjo gerai sektis ir labai pradėjo lengva darytis ir gyvenime. Tiesiog aš pati be galo pasikeičiau ir keičiausi aš, keitėsi ir mano vyras. Ir todėl galiu pasakyti, kad mes tiesiog puikią santuoką turim. Harmonija atsirado visur. Man tai yra vertybė. Man tokį saugumą suteikia žinojimas, kad aš galiu atvažiuoti, būti, spręsti problemas, mokytis, bendrauti, dalintis įspūdžiais, juos kurti, juos patirti. Tai man iš tikrųjų labai brangu yra. Nuo pirmo įėjimo į penkiadienį, nuo pirmo užsiėmimo aš pasijaučiau, kad aš namie. Toks geras jausmas buvo, aš taip laukdavau, o čia įvėjus pamačius visus tos laimingus žmonės, besišypsančius, tą šiltą, nuostabią atmosferą, tiesiog dar labiau išsilydžiau. 12 metų giuosti, kad aš esu čia. Kiek daug gaunu, kiek daug patiriu, kiek draugų susiradau, kiek įspūdžių. O Dieve, knygą galima parašyti. Jis yra šis, jisai duoda mums visą tą toną, visus užsiėmimus, visas praktikas, kiekvieną kartą kitokias. Jis griežtas, bet teisingas. Be abejo labai išmintingas, be abejo labai dvasingas ir be abejo labai geras. Kai su juo pabendrauji, tu supranti, koks jis yra geras, kiek jam reikia sutraukti į save visų problemas, tai supranti, kiek jisai neša ant savo pečių. Ir kaip jisai visas nuoskaudas nuleidžia, kaip jisai tai sugeba padaryti, neįsivaizduoju. Drąsiai gal galiu pasakyti, kad aš čia jaučiuosi arčiau Dievo. Aš čia jį labai gerai jaučiu. Gyvenime su savo rutina, bėgimu neturi tam laiko. Aš žinai, kai būna nuvažiuoju į Luvrą, ten į kažkokią tai šventą vietą ir ten jautiesi pakylėtas kažkoks ypatingas. Tai lygiai taip pat seminarą. Čia atvažiuoji į šventą vietą.